Šį vakarą kalbėsime apie vieną iš priežasčių, kodėl šuo tempia pavadį. Tai iš tikrųjų yra viena didžiausių problemų, kurias atsiunčiate mums į mūsų Facebooką Gyvūnų pasaulis. Problema yra dažniausia ta, kad šuo nežino, kaip reikia reaguoti į pavadį, kai jūs timptelit, ką reikia daryti. Ar reikia dar stipriau tempti, o gal reikia atpalaiduoti pavadį. Taigi šiandien mokomės, kaip šuniui reikėtų reaguoti, kai patempėt pavadėliu. Pirmiausia, šunį galite pasodinti arba leisti jam laisvai vaikščioti. Turėkite vienoje rankoje skanuką, kitoje rankoje pavadį. Ir vos tik tai patempėt pavadžiu į save, šuo atsisuka į jūs, pagirkite ir pasiūlykite skanuką. Taip šuo supras, kad pavadžio timptelėjimas reiškia, kad šuo turi ateiti prie jūsų. Kas vėliau reikš, jeigu jūs išeisite pasivaikščioti ir šuo jūs pradės tempti, jūs galėsite timptelti pavadį atgal ir šuo jau supras, kad jam tempti negalima. Ir kai pavadys tik tai įsitempia, tuomet ateina timptelėjimas. O ką daryti, kad neateitų tas timptelėjimas nuolat, reikia būti šalia ir pavadžio netempti. Šias pamokas reikėtų atlikti įvairaus amžiaus šunims, jeigu jie nesupranta, ką reiškia timptelėjimas. Taigi gali būti tai ir 5 metų šuo toks kaip pievutė, tai gali būti ir jaunas šuniukas vos kelių mėnesių, tik tai uždedate antkaklį, uždedate pavadėlį ir pirmiausia, ką išmokote, tai kad šuo reaguotų į jūsų timptelėjimą. Pamatysite vėliau, bus labai paprasta susikalbėti su šuniu, nereikės jums nieko sakyti, tiesiog šuo supras, kad jeigu tik tai pavadys įsitempia, ateina timptelėjimas ir šuo turi ateiti prie jūsų. Už tai gauna ne tik gerą žodį, bet ir pagyrimą. Sėkmės pamokose, jeigu jums neaišku, tai rašykite mums į mūsų Facebooką Gyvūnų pasaulis. Čia taip pat rasite ir praėjusių laidų dresūros pamokėles ir kitos naudingos informacijos. Sėkmės!